Labas vakaras, aš esu Dalia Vencevičienė ir šį pusvalandį kviečiu jūs likti su nauja laida apie verslą, ekonomiką ir pinigus. Netrukus laidoje matysite. Kodėl turtingi žmonės eina į politiką, ar kitąmet kils atlyginimai, kodėl avininkystės bendrovės Limarko vadovas sako turėjęs gyvenimą iki jūreivių pagrobimo ir po jo, kokio dydžio išpirkų reikalauja jūrose siaučiantys piratai, kai bankų klientams atsilieps naujos bankų taisyklės. Prieš kelias dienas nuvilnijo žinia, kad vienas turtingiausių Lietuvos žmonių, Viči įmonių grupių įkūrėjas ir vadovas Visvaldas Matijošaitis kitąmet dalyvaus savivaldybių rinkimuose ir gaivins merdintį bei skurstantį Kauną. Jam padėti skuba kitas milijonierius Tautvydas Barštys. Pažiūrėkime, ką apie milijonierių norą dalyvauti politinėme gyvenime mano politologai. Lietuvos pavyzdžių galima kalbėti, kad apie verslininkų nepasitenkinimą, konstatuoti, kad jie nepatenkinti esama valdžia arba taip, kaip jinai derina interesus. Šį vakarą su mumis milijonierius ir politikas Viktoras Uspaskichas. Labas vakaras. Labą dieną. Kiek metų esate politikoje? Aktyviai politikai jau 10 metų, o jau prie politikos buvom ir rajone pradėjom politikuoti. Aišku, pats niekada nekandidavau, bet palaikydavom politiką, domėjomės politiką jau nuo kokio 97-98 metų. Kodėl turtingi žmonės ima daugiau laiko skirti politiniam gyvenimui, o ne verslui? Aš galvoju, pagrindinė klaida buvo verslininkų imtis tik verslų. Ypatingai tada, kada Lietuva tik pradėjo stotis ant kojų, formuotis naują politiką, naujas verslas, biznio sąlygos. Reikėjo daugiau tada skirti dėmesį einant į politiką verslininkam, todėl kad aš tada jau kalbėjau, būnant konfederacijos prezidentu, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, ir aš jau tada kalbėjau, tarp kitko kalbėjau ir su dauguma verslininkų. Na, kai kurie norėjo spręsti problemas per kyšius, per užkampinius durius ir taip toliau, netvarkyti pačią įstatyminį bazę. Ir dabar suprato daugelis ir pradeda galvoti, kad gal patiems eiti į tą politiką ir taip toliau. Jau pavėluota šiek tiek, bet geriau vėliau negu niekada. Bet dabar aš girdžiu nemažai tokių pareiškimų, galimybė verslininkų trauktis į politiką. Bet vėlgi, tai kalbama lokaliai, vėlgi nesugebama suburti į vieną grupę normaliai, todėl kad interesai tie patys. Verslo sąlygas, biznis gali būti skirtingas, o verslo sąlygas turi būti vienodas, aiškus ir suprantamas. Ar tai liberalus, arba griežtai reguliuojamas, nesvarbu, koks bus sprendimas, taip ir reikės daryti, bet jis turi būti daromas kartu. Aš tada dar kalbėjau apie galimybę apjungti visus verslininkus, padaryti juos daug maž, nors 90% kokie, kad jie būtų asociuoti, kad nuo visų verslininkų eitų kažkoks bendras pagimdytas, išgvildentas, išdiskutuotas dokumentas nuo visų verslininkų valdžiai. Kažkiek pavyko pastambinti vieną kitą konfederaciją, bet apjungti interesus nepavyko, todėl kad vis tik taip, kai kurie iš verslo atstovų galvoja, jie aišku darė biznį būtent taip, kad per koridorius, per pažintis, per pinigus, per kyšius, jie savo asmeniškai savo verslui sukurdavo sąlygas. Tai yra klaida esminė ir verslas turi apie tai rimtai pagalvoti. Ar gali išlikti politikas neturėdamas pinigų? Man kaip verslininkui, kuris dar turi pajamų iš verslo, daug lengviau, o kitiems visi. Ir socialdemokratai, ir konservatai, ir liberalai, tie, kurie neturi savo pajamų, paraleliai, taip kaip turiu aš, jie visi priklausomai yra. Todėl šiandien mūsų valstybė, man neseniai teko pabuvoti Baltarusijai. Kritikuojamės, yra ten antidemokratinių veiksmų, bet aš pravažiuoju visą Baltarusiją. Sutvarkytos kelias. Nuskustas žolytis. Pensija didesnė kai kur negu pas mus.
gauna nuosmukis mažiausias buvo. A jeigu Baltarusija gautų ant kiekvieną savo žmogų tiek pat ES pinigų, kiek gavo Lietuva ant kiekvieną savo žmogų, tai žinokit, tai būtų pirmaujančia ekonomika, šalia stojantis su Europą. A jeigu dar tiek pat Baltarusija paskolintų pinigų, kiek paskolina vienam gyventojui Lietuva ir Lietuvos vyriausybė. Šitą visą neturi Baltarusija ir gyvena šiandien neblogiau negu mūsų eilinis paprastas lietuvis. Lietuvos žmogus. Kur tie pinigai? Pavogti, kino pagalba, politikų. Kas tai per politikai? Tie, kurie nesugeba daryti verslą ir užtikrina protekcionizmą kitam verslui. Kaip politikai atsilygina juos remiantiem verslininkam? Protekcionizmu. Apie ekonomiką mūsų politikai neturi jokį supratimą. Dažniausiai politikai kalba kaip apie ekonomiką, apie Lietuvą, bet elgesi kaip buhalteriai. Tai yra skirtingi dalykai. Subalansuoti pajamas, išlaidas, tai puikiausiai tai pavykdavo padaryti subalansuoti biudžetą Grybauskaitė. Bet jie neveikia kaip ekonomistai. Jie neįneša į tą biudžetą, neįneša į savo programą progresą. Ir čia problema. Todėl šitą mūsų Lietuvos ekonomiką negalima vertinti, elgtis nei kaip buhalteris. Reikia su ją elgtis kaip geras menedžeris versle, jeigu mes norim vesti į priekį valstybę. O šito dalyko nėra. Supratimo nėra. Nėra verslo logikos. Nėra supratimo apie verslo dėsnius, rinkos dėsnius. Jie žlugdo. Viktorai, kada jūs Kėdainiai labiau mylėjo? Ar kai buvote verslininku, ar kai tapote politiku? Nejaučiau stokos pagarbos, autoritetą kažkokį savo mažesnį ar didesnį. Ir tada ir dabar vienodai matau, kad kokybė atsiranda žmonėse, vertinant mane kaip asmenybę, kaip žmogų, kaip verslininką, kaip politiką. Ir šiandien aš nejaučiu stokos Kėdainiuose būtent man ir kaip verslininkui, ir kaip politikui. Žinote, visai neseniai viename ekonomikos vadovėlyje moksleiviams perskaičiau labai įdomų dalyką. Lietuvos verslui būdinga tai, kad 1 milijonas pavogtas, o vėliau jis uždirbo kitus pinigus ir sukrovė turtus. Paklausykime, ką apie tai mano Lietuvos politologai. Manau, žiūrovai dar nepamiršo mūsų garsaus ekonomisto akademiko Eduardo Vilko, amžinatilsį jam. Jisai viešuose pasisakymuose visą laiką kartodavo, kad pirmi pinigai būna nelabai švarūs. Čia tiesiog yra matyti aksioma, kurios sunku labai ją ginčyti ir su ją diskutuoti. Tai šiuo atveju turint galvoje, kad mūsų verslas radosi žlungant Sovietų sąjungai, žlungant joms struktūroms, tada buvo metalai, kontrabanda metalų, nafta, paskui ginklai prasidėjo. Turint galvoje, kad iš tikrųjų mūsų daugybė verslininkų, nors yra, žinau, verslininkų, kurie pradėjo džinsus siūdami ir veždami Rusiją. Turint galvoje, kad istorija tokia, to verslo istorija, jinai pakankamai tamsi, galima tiesiog tik konstatuoti tą faktą. Iš tikrųjų daug kas kalba, kad 1 milijonas dažniausiai būna nešvarus, nelegalus, bet reikia įvertinti, kad mūsų sąlygas buvo kitokios. Mūsų Lietuva pereidavo iš vienos sistemos į kitą, iš planinės ekonomikos į rinkos ekonomikos. Ir tuo metu, kada mes pradėjom daryti tos milijonus, nebuvo sukurtų tos įstatymus draudžiantis. Jeigu sako, kažkas tą veža, naftos produktas per sieną, arba spalvotos metalus, arba net pinigus valiutas. Šiandien pagal dabartinius įstatymus tai yra kontrabanda, o tada nebuvo tų įstatymų. Maža to, blokados metu valdžia įstodavo į tribūną ir sakydavo, vežkit kiek galit žmonės. Kas netingėjo ir vežė, jų uždirbo tos pirmus milijonus. Į juos smerkti už tai negalima. Bet dar viena problema buvo pas verslininkus pirmais metais. Buvo kriminogeninė didžiulė situacija valstybėje. Banditų buvo daugiau negu policininkų.
Ir policininkai tie, kurie buvo, jie kartu buvo su banditais. Ir kada šiandien politikai, kurie sėdi ten ir maitinasi iš tų mokesčių mokėtojų pinigų, ir pradeda moralizuoti pirmus verslininkus, puno jos. Ne jiems moralizuoti. Mums teka labai daug kas prarada galvą ir gyvybę, ginant savo verslą, darant verslą tuo metu. Todėl vertinti, ar tai yra švarus milijonas ar ne, ne jiems, o mažiausiai tiems, kurie tai darė. Mano milijonas buvo švarus pagal tos kriterijus.